Alio. Labas vakaras. Labas. Labas vakaras, Sonata. Klausau. Kodėl tu tokia... Kokia tokia... Tokia isteriškai patraukli? Galvot, nežinau, kas skambina, iš kur? Jau žinau, jau teko susidurti su juo. Taip, kad nebeišdaršit manęs. Oi, atsiprašau, negaliu taip kalbėti. Neapgaušit. Tu negali taip kalbėti? Taip, žinau, atsiprašau. Klausyk, Sonatėlė. Taip? Sakau, Sonatėlė, klausyk manęs. Taip, klausau. Kur tu esi dabar? O kas yra? Nu, labai kažkaip fonuoji tu čia man. Nesupratau, aš einu laukiai jau. Ai, laukia, ar ne? Taip. Čia skambina tau iš Zip FM, Jonas. Taip, aš supratau, nežinau. Nu, tai tu negalvoji, kad dabar mes kažkur tiesioginėme eteryje ar dar kažką? Ai, tai labai gerai. Nu. Tai vat, matai, mes atrinkom tave į vieną žaidimą. Taip. Nes tavo draugai užregistravo. Rimtai? Nu, taip išeina. Kokie draugai? Aš nežinau, ar tavo draugai ir kas, bet užregistravo žaidime tokiam. Taip. Ir, matai, šiandien reikia paskelbti, kaip ir rašyti man tiesiog nugalėtoją, reikia su juo pakalbėti. Ir aš kažkaip galvoju, kad visai tu pagal aprašymą tinki ir tau paskambinau, tai dabar mes įsirašytumėm. Koks tas aprašymas, man labai įdomu būtų sužinoti. Ne, tiesiog buvo parašyta, kodėl tas žmogus vertas laimėjimo. Tai buvo parašyta, kad tu šiandien šventi kaip ir gimtadienį. Taip, mano šiandien gimtadienis. 21, ne? Taip, 21. Na va, tai pas mus Zipe 2 savaitės vyko toks, kaip čia pasakyti, meilės ir aistros žaidimas, kur žmonės tiesiog siųsdavo nuotrauką. Taip. Ir gražiai aprašydavo toje nuotraukoje kažkokią tai istoriją. Ir tavo draugai pasistengė, kad tavo nuotrauka atsidurtų pas mus Zipe. Jo. Ir jie turbūt nieko tau nesakė, žinai, ir parašė apie tave tokią istoriją. Taip. Tai vat, dabar aš tave išrinkau, bet, supranti, reikia paskelbti man nugalėtoją ir mes rytoj tik įrašą leisim, bet kad įrašas atrodo teisingesnis, man reikia su tavimi įrašyti pokalbį. Ne, man iš tikrųjų, aš norėčiau sužinoti konkrečiau kokią tą nuotrauką. Aš nežinau, kokį ten mane... Tai aš tau papasakosiu. Gerai. Nuotrauka tokia, gan kukli, sakyčiau, romantiška. Tu ten šypsaisi, esi su tokia palaidunike, nežinau, kaip čia pavadinalinti. Esi kažkur kambary, nežinau kur. Žinau tą nuotrauką. Palaidais plaukais? Jo, palaidais plaukais. Taip. Tai va, tu tokia šypsaisi, graži mergaitė, galėčiau pasakyti. Ačiū už komplimentą. Tai va, Sonata. Ir rytoj 3 valandą Taip. Bus paskelbtas nugalėtojas šio viso reikalo. Taip. Aš prizą dar tau nesakysiu, pasakysiu, kai jau kalbėsim ir įrašinėsiu pokalbį, kad tavo emocijos būtų, žinai. Supratau. Jau dabar emocijos yra, tai pagalvoti, kas rytoj bus. Ne, tai mes viską šiandien įrašysim, rytoj galėsi tiesiog įrašą paklausyti. Bet, žinot, kas yra, aš dabar važiuoju, aš tokiam laikėsiu, kad iš tikrųjų nelabai išeis normaliai. Tai, Sonata, padaryk taip, kad tu sustotum dabar, nežinau. Ne, tikrai negaliu, nes aš dabar važiuoju su transportu, kuris tikrai nesustos. Ai, tave veža, ar ne? Jo, mane veža, aš už kokių gal 20 minučių būsiu namie. Nu gerai, tai tokie pašaliniai garsai gal dar labiau geriau ir romantiškesni yra. Nu, jeigu jūs taip sakote. Taip, Sonata, tai klausyk, aš su tavim pasisveikinu, pasakau, kad tu dalyvavai, siuntei savo istoriją ir mes turėsime 30 sekundžių kartu labai erotiškai ir seksualiai pakalbėti. Ne, aš nemoku taip. Na, aš tavęs paklausinėsiu, tu tiesiog turėsi tokiu balsu pakalbėti, nes žaidimas ir buvo skirtas Valentino dienos progai. Aišku. Tai tada po 5 sekundžių išgirsi balsą ir atsakinėk į jo klausimus labai taip seksualiai, lėtai, su meile, romantika. Ne, šiaip aš nenoriu, iš tikrųjų, blavo kažkaip paskui čia labai negražiai, gal geriau nereikia. O tu nenori prizo? Ne, aš noriu, bet man kažkaip
jau teko su jums susidurti, nes paskui juoksis iš žmonių. Sonata, mes kalbame apie kelionę į Turkiją. Rimtai? Taip. Wow. Gerai, tada pasistengsiu, bet jeigu pamelauti, taip ir žinokit. Tai žiūrėk dabar taip. Susikaupk ir po trumpos pertraukos išgirsi balsą ir seksualiai tiesiog 30 sekundžių pakalbėsi. Nu gerai, bandysiu, stengsiuosi, tikrai neprižadu, bet labai stengsiuosi. Labas, Sonata. Taip. Ar tu žinai, kad tau paskambino pats seksualiausias planetos vyras? Rimtai? O taip. Kaip tu jautiesi? Ai, labai gerai, puikiai. O ką tu jauti? Tu jauti susižavėjimą? Taip, žinoma. Ar tu jauti geidulį? O taip. Pradėdamas šią nakties programą, aš norėčiau paklausti, o koks yra tavo ūgis? Sonata, koks tavo ūgis? Neatsimenu aš jo savo. Neatsimeni, kaip tai seksualu. Sonata, o koks yra tavo gylis? Kaip? O koks yra tavo gylis? O, neišmatavau. Neišmatavai. Kaip seksualu. Sonata, Taip. o ką tu veiksi Turkijoje? Atostogausiu. Sonata, o gal nori atostogauti su 2 vyrais? O taip, labai norėčiau. Sonata, Papasak, Nuostabu. į kur tavo seksualumas, Sonata? Sonata, Taip, o tu žinai, ką tu dabar veiki? taip, aš žinau. Taip, tu kalbi tiesioginiam Zip FM eterį. Labas, Sonata, dar kartą. Labas, Sonatėlė, su 21 gimtadieniu tave sveikinam. Happy birthday to you. Ačiū. Geruška. Žinok, mes tave apgavom, kad mes netiesioginiam eterį, mes tiesioginiam. O, neto. Ajetau. Ir kai tu pasakėjai, kad tu žinai, kas tau skambina, mes staigiai pakeitėm situaciją ir apsimetėm, kad iš Zipo, aišku, skambinam, bet įrašinėjom laidą. Čia tai normaliai. Žiūri normaliai, Žiūri, normaliai, tai kodėl važiuoji dabar? Ir kur važiuoji? Švęs? Važiuoju namučių iš darbo. O tai šiandien švęsi gimtadienį? Ne, nešvęsiu, šiandien neišeina taip, nes rytoj darbą. Savaitgalį, ar ne? Nu, tai turbūt. Tai Sonata, labai gero gimtadienio, kad būtų geriausi draugai ir sėkmės tau visame kame. Nesupyk, kad išdūrėm, gerai? O norėjau labai sužinoti, kas buvo draugai. Vardas Stolen Name. Stolen name. Kaip? Jisai prašė neprisistatyti. Jo. Iš Labai šunsnukis. norėčiau sužinoti, Nu kaip tu sužinosi, jeigu mes nežinom? O žiūrėk, Stolen Name, tau ką nors sako? Kaip? Stolen Name. Pavogtas vardas. Nieko nesako. Nu tai va, viso gero tada. Gerai visą. Aš manau, kad apsireikš tie, kas... Taip, Labai tikiuosi, kad apsireikš. Gerai, ate. Taip pasiilgė. Ačiū jums. Iki.